Follow your dreams. Yeah. Tai šiandien bus hard workas, šiandien bus dedication. Galbūt nelaimėsime, bet stengsimės iš visų jėgų. Ir maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe the next month. But we will be champions one day, I promise. Sutinku su kolega Jokūbu. Hard work, dedication. Nelaimėsim turbūt 100%, bet kada nors. Baltic Dragonai, laukit mūsų. Tai va, tai turim šiandien gražią dieną, esame Kaune, žaisime Lekšiasvidį. Namų diena panelis. Wanna smoke my weed, so she asked me where the tops are. Top drawer. Yeah. Bus lėjautas. Just a motherfucking kiss. Make money, fuck bitches. Pittsburgh. Hey, John, hey. These hoes is dumb. Wanna come and smoke this blunt. Aš pasakysiu 1, 2, 3, ne? Anything I want, I said, baby, I can ride you. I can take you higher if you Daugelį nustebinę kylanti banga pirmuose etapuose Lietuvos čempionato, kai įveikė skraidančius dramblius, kai įveikė Kosmiks, tos patirties tiek daug neturi. Aišku, tą patirtį įgauna komandos būtent ir dalyvaujančios tokiuose. Matosi, kad jų akis dega, kad jie nori išmokti ir klausyti ir mokytis. Ir patirtis štai tokiame Lietuvos čempionate yra labai nauda jiems. Ir kas svarbiausia ir įdomiausia tai, kad jie jau netgi vieną komandą, įeidami į šias rungtynes, jau vieną komandą čempionate aplenkė. Realiai nesijaučiu, kad labai nusipelniau šitą apdovanojimą, manau tikrai daug kas komandoje dirbo. Manau, šį turnyrą tikrai žaidėme kaip komanda ir sugebėjom lygiosiomis prieš Dramblius sužaist, -1 prieš Baltic Dragonus. Nu tikrai, žinokit, kaip komanda jaučias tas tobulėjimas mūsų, technikos, greičio, visko. Tai ką, susitiksim po to ir varom švęst. Sveiki visi, keliaujame į Lučo 3 etapą, kuris vyks Vilniuje. Gavom naujas maikes, tai debiutuosim su jomis, tikiuosi gausim 1 arba netgi gal 2 pergalės. Tai jo, ir tiek, ką daugiau pasakyti, ką nori pridėti. Ačiū labai, iki pasimatymų. Sveiki visi, susirinkę Vilniuje prie galbūt savo televizijos ekranų ar stadione pas mus čia Lazdynėliuose Vilniuje, Bukčių gatvėje, kur prasideda finalinis Lietuvos Lekšiasvidžio čempionato etapas. O kylanti banga kyla labai gerai, iš karto tolimi tikslus perdavimai, įbėgantiems linijams kylanti banga ar koks jis ten ateityje būtų, jis išsilaikys. Nes tikrai demonstruoja smagų žaidimą, labai fizišką, daug bėgimo, įdedama daug jėgų, dar aišku trūksta dažnai technikos, bet visą tai pataisoma, kaip ir sakei, su laiku, su dalyvavimu.
Max Lušo antras etapas. Nežinau kaip komanda, aš jaučiuosi labai gerai, nors ir paėmėm 4 vietą iš 5 komandų. Pirmam žaidime man labai nesisekė žaisti, antram žaidime jau kažką galėjau padaryti. Komandos nariai, manau, galės pridurti savo, jeigu kalbės. Bet aš labai džiaugiuosi, kad esu Lekšiasvydį, kad dalyvauju Lekšiasvydį ir niekad nesigailiu, kad nuvažiuoju į varžybas. Kill the lights, so baby close your eyes.